Hola, amigos, ¿cómo estás? Taigi, sveiki visi, su jumis sveikinasi aš, Mr. Distro, ir kas nesuprato, tai čia buvo šioks toks pasisveikinimas ispaniškai ir su klausimu, kaip jums sekasi. Taigi, kaip jums sekasi, kaip jums vasara, kaip orai, na, turbūt bent jau aš, kai Klaipėdoje esu šiuo metu, tai esu nusivylęs tais orais, nes jie galėtų būti šiltesni vis dėlto, goddammit, iki vasaros beveik vidurys jau. Taigi, iš karto einam prie reikalo turbūt, tai šiandien darysim tokių įdomesnių dalykų, na, bent jau vieną tokį parodysiu slaptą receptą, kurį atrasti nėra taip lengva, na, jeigu moki naudotis Google, tai atrasti tikrai, bet šiaip tas receptas yra paslėptas ir tikrai ne visi žino ir ne visi moka tai padaryti, apart to, kad jie tą gali sučytinti. Ir tai atskleisiu buvo vienas populiariausių prašomų dalykų, na, bent jau buvo vienas komentaras toks paliktas, ir man tik reikia dar vienos dalies susidėti, atrasim štai čia. Patestuosim vis dėlto, nes nesu visiškai pilnai garantuotas. Tuos įsėdam čia, štai šitas čia. Ir jau kas jau nusimanot, ką aš minėjau prie tos serijos metu, tiksliau jeigu prisimenat, man reikės dar to šito, kur tas PicX-as šitas. Na, mirsim, ką padarysim. Tai jeigu prisimenat praeitą seriją, tai aš ten minėjau, ką reikia pasidaryti. Tai reikia man pasidaryti nukę. Tiksliau, nereikia pasidaryti, o toks buvo pasiūlymas, sėti ištestuok, bet kažkur toliau, kad būtų sprogimas ir čia neliestų, na, taip ir padarysim. Taigi, vat, parodau jums slaptąjį receptą, kurio nerasite, nes, vat, pavyzdžiui, dabar spausdamas R, kaip matot, jo nesimato. Ir dabar, ne, šitaip reikia į tos kaip kryžių sudėti gunpowder ir gausim vieną stipriausių sprogmenų. Ir man rodos, dar reikia kažkokį tai redstone signalą. Ir aš galvoju, ar aš turiu tokį tai, 1, 2, 3, 4, 5 vis dėlto, 6 pasiimkim, šiek tiek daugiau. Reikėtų dar lever pasigaminti. Ir kur mes jį čia turėsim, tai vienas koblinis stonas. Dar vienas stiksnas ir kągi, einam gamintis. Taip, vienas tas, vienas šitas, turim lever ir jį pasidedam šalia. Atrodo, taip veikia, nebent dar reikia flint and steel, bet tada man reikės flint and steel. Turim flinto, bet tingiu aš daryti su steelu. Na, žiūrėsim, kaip išeis. Taigi, žiūrim, ką turim. Taip, na, čia nenoriu naikinti, čia nenoriu, kur man čia sprogdinti geriau. Grįžtam ten prie to seno vulkano. Jeigu prisimint, kai anksčiau būdavo tai bazoltas arba marble, tai jie turėdavo tokį patį durability nuo sprogdinimų arba apsaugą atsparumą nuo sprogdinimų. Ir anksčiau būdavo, kad jeigu sprogsta creeperis, tai taip pat išnešios kaip kokį dirt. Tačiau paskutinio atnaujinimo metu, tai čia kaip buvo atnaujintas tas Industrial Craft, kokia dabar versija neprisimenu, rasite video aprašyme, tai ir tiek visi blokai, tiek patys sprogimai buvo šiek tiek pamažinti, o Red Power 2 autorė šiek tiek pakoregavo blokų šitų atsparumą ir padarė atsparesnius sprogimams. Taigi keliam štai va čia. Oh shit, baigėsi mano skraidimas, kadangi aš išsiėmiau savo Flying Starą. Nu, gausim eiti rankiniu būdu. Oh shit. Oh shit. Kardo neturim. Gerai, padėsim štai. Tarkime, čia... Nai. Dar šiek tiek pakasinėkim. Aišku, mane atras šitie. Net nebejoju. Taip, taigi, čia bus taip, 1, 2, 3, ketvirtas štai čia ir man dar vienu bloku reikės toliau. Taip, įdedam vieną štai čia, redstone'as? Kiek aš redstone'ą buvau pasiėmęs? Redstone'as? Fuck! Skraidimui redstone'ą sunaudojau. Ale tu ektų, pėklon. Tik nesik, kad dabar visą tą kelią man atgal reiks nueiti. Taip ir reikia. Fuck, sorry guys už šiokį tokį delay arba vėlavimą. Neplanuotas sustojimas, kadangi aš esu žioplas ir kvailas. Šiokiu tai atžvilgiu, tai dabar ilgas kelias namo. Beveik toks pat, kaip mes darėm per livestreamą, kad livestreamo metu, kai filmavom mano ieškojimą mano trobos ir aš tikiuosi prisimenu, kurioje pusėje. Atrodo prie dykumos. Čia buvo už šito kalno jo, taip yra. Obsidian, kai testavom. Taip, shift,
Ir dabar pamatysit, kam aš buvau pasidaręs tos laivelius. Na, tie, kas žino, tai tikrai žino. Jau kas matė, kam aš buvau pasidaręs tos laivelius. Na, toks neįprastinis dalykas. Ką čia dar tokį papasakojus, tai, na, pradėjau tokį kaip ir vesti tokį, kaip sakyt, grafiką savo video ir kas antrą dieną bent jau stengčiausi, kad būtų po video. Tai tarkim, pirmadienį, trečiadienį, penktadienį ir sekmadienį. Apart tų dienų, kai bus, tarkim, kokios šventės, kai, na, tiesiog savaitgaliai žinosi, kad negali. Ir taip, man reikia štai čia. Taigi su dešiniu klavišu išeinu aš ir viskas normaliai. Tik čia nesprogdink, nes labai pavojinga. Padėkime iškart toliau. Ir man reikia duonos, kadangi aš visą sunaudojau. Craft. Ir man reikia, kiek čia, tarkim, duonos. 10 gabalėlių. Requestinam. Ir man dar reikia ko Klein Staro, nes vis dėlto man reikia skraidyti. Ir kur tas mano Klein Staras? Štai čia. Ir dabar man reikia redstone. Pasiimkim daugiau šį kartą. Ir dabar vėl, kol atrasim viską, na, gal kaip nors pasiseks. Tikėkime, kad pasiseks. Ir dar šiek toks vienas toks pastebėjimas, tai kažkas minėjo, kad aš galbūt mano balsas pasikeitė. Na, žinokit, kai peršalė visada balsas pasikeičia, kažkiek tai kitoks būna, ne, tipo labiau vyriškesnis. Aš to nepastebėjau, bet jo, šiek tiek esu prikimęs, taigi kartais galiu sukrenkšti, atsikosit gal, bet dar nekosiu, taigi čia toks mini pašalimas. Ir vėl grįžtam atgal, čia jau jūsų laiko, kiek čia 7 minutės beveik jau sugadinau. Bet buvo lauktas dalykas, nemažai skaičiaus balsų sulaukė. Taip pat nemažai pasisekimų sulaukė tas mano toks mini projektėlis, tai kai neturi ką veikti, ateik ir padaryk maždaug kažką su distro ten užrašu, arba nebūtinai distro ten Victis LT ir dar kokis tai dalykas. O, dabar taip, Redstone'as. 1, 2, 3, 4. Tai paglaidėjo su viso armoru, mes čia turėtume nesprogti. Na, žiūrėsim, tik mane gali išmesti. Nu, davai, bet gali būti lagas. Oi. Taip, pastatom šitą. Kad neišskryšiau. Oba. Nu va, kaip matėt, visą sprogimą atlaikiau. Va čia tai krateris. Gelytė, mačiau gelytę. Gelyto. Aha. Taigi, vat kaip reikia kasinėti mums resursus, visai neblogas būdas. Tačiau nukė, kaip matėte, yra vienas iš brangesnių tokių receptų, kadangi urano atrasti taip paprastai nesimėto ir aš planuosiu jį greitų metų naudoti atominiai elektriniai, kurią kažkada padarysim. Tikrai padarysim, nebijokit, nepraleisim. Ir ką aš dar šiandien tokio planavau padaryti. Velnias, jau lygtais ir primiršau. Reikėtų man šiek tiek crossbreedinti arba sukeisti rūšis su bičiu. Tikiuosi, kad jos pasibaigė bent, nes norėčiau jau pradėti išgauti vieną tokį resursą, kuris leistų man automatizuoti bites. Jo, baigėsi, gerai. Taigi nežinau, reikės jaučiu Meadows Princess. Čia irgi, tarkim, paliksim Meadows Princess, bet šiek tiek per daug man Meadows Drone, per daug tų patinėlių ir man rodos reikės atsikratyti. Taip, Apiary, štai čia, shit, atiduok. Štai dar breedinti nenorėjau, na, turim šitų Meadows jau pakankamai nemažai. Jį dėsim į savo štai šitą, kaip jis ten vadinasi, į šitą aparatą, kaip čia, centrifugą. Taip, centrifuga ir man reikia čia coal įdėti, atrodo. Jo, taip ir yra. Įdėkim coal, dar bitės. Ir bitės eidavo štai čionai. O, tuf, švint skarvės mėšlę. Ir aš taip, ką aš dar gero turiu, tai Modest Drone. Čia jeigu kiek prisimenu iš Snow biomą, jo, iš Snow, tai yra ne iš Snow, o iš Sand biomą, kadangi matot rašo apačioj Cacti. Ir Cacti yra kaktusai, kitaip tariant.
Ir paskui čia yra Modest Princess. Ir mes galim maišyti su visais šitais, ką turim. Ką turim, nieko mes gero neturim. Tai iš viso, ką aš darau, vat pasiemi, vat, ateini čia naivą, įdedi, jis tai išrušiuoja tau viską, ko tau reik, nereik. O, viskas normaliai. Tik man išrušiuos gelyčių, turbūt, jo, gelyčių neišrušiuoja. Taip, ir man dar reikia šiek tiek coal. Taigi dar coal. Taip, kiek čia gali reikėti, na, tarkim, 8 užteks. Taip, čia jau 24, kaip matote, išeina beeswax ir bičių vaškas ir honey dropai. Ir dabar keliaujam šiek tiek pamakaluoti tas bičių rūšis. Iš tikrųjų nežinosiu, ką darysiu, na bent jau tikrai apsimesiu, kad aš moku su jomis dirbti. Mėginsiu paaiškinti, kaip aš ką su jom darau, bet čia yra vienintelis... What no. Jūs matėte tą patį, ką aš mačiau, tai buvo taip, magic, išnyko. Taigi, yra apiary, taip, Meadows Princess ir tarkim, man reikia Modest Drone naudoti ir žiūrėsim, kuo gausim. Cacti Unknown Genome ir gaunam Meadows Queen, gaunam tą patį Meadows Queen, bet man rodos pasikeitė šiek tiek jų, tiek kaip ten skaitosi, properties. Dabar mėginsim tą patį padaryti su Tropical Drone. Tropical Meadows Princess ir Tropical, vis tiek Meadows Drone. Čia buvo su Tropical, čia buvo su Desert ir dabar įdėsim Modest Princess ir Meadows Drone. Ir turėtume išgauti Common arba dar kažkokį, tai kaip ten vadinasi, Cultivated. Nežinau, vieną, taip, Modest Queen. Modest, jo, dar viena rūšis yra Modest ir kaip matote, rašo reikia kaktusų arba Hostile Environment. Taip, ir man dabar reikia savo aparatėlį pasiimti, kur tas mano aparačiuks. Jisai čia kažkur viršui turėtų. Būti. Čia būti? Kur tu būti? Aha, taip, kažkur čionai. Taip, honey dropų nėra, reikia patikrinti. Ir aš dar eisiu dėl viso pikto, nebeturim kitų princesių. Oh shit. Man reikėjo pasirinkti keletą princesių, kad išgauti grynas veislės šitų. Nes čia mes išgausim biškį kitokias. Na, karts nuo karto išgausim ir normales, bet tiesiog taip sakau. Taigi, atsidarom šitą Beelizer, įdedam honey dropus, įdedam Meadows Queen. Aha, species, meadows, flowers, none. Tai čia, kaip ir kol kas jokių pasikeitimų, normal. Jo, jokių mutacijų, šitas skaitosi normali Meadows Queen. Žiūrime šitą, taip čia irgi 2, flowers, slowest, shorter, atrodo normali. Ir čia jau bus Modest, čia yra jau porūšis bičių. Gyvybė yra trumpa, speedas yra lėtas, kaktusai, greit nemažos, taip, temperatūros šiek tiek reikia, kad būtų aukštesnė. Galime išgauti tokius honeycombus, šiek tiek kitokius. Ir dar gali jie mutuoti, taigi čia yra visai kitokie, Modest. Taip, žiūrim, ką dar turim. Ir man reikia pasiimti dar šitą vieną, kur tas mano skupas. Ir einam dar šiek tiek bičių avilių pakrapštyti. Aha, taip, ateik čia, kažkur čia buvo, prisimenu, atrodo, šitam krašte. Ne, tam krašte, tai jo, čia bus viena ir tenai viena. Taip, pasiemam iš karto. Taip. Čia bus 2, liuks. Nes man bent jau tų bičių patinėlių šiuo metu nereikia, bent jau iš šitų rūšių. Man reikia tik tų patelių, nors iš patelių, man rodos, gaunasi grinai tos veislės, kurios yra patelė. Ir reikėtų dar nuskristi iki džiunglių ir dar ką tik vieną dalyką prisiminiau, tai kažkas rašė, kad atseit... Norėčiau, kad nuskristum kiekvieną kartą prie savo kasyklas, nes žiūrėdamas video beveik visada laukiu, kol tu būsi nuskridęs. Ir man čia reikia, to žiedo neturiu, reikėtų man padaryti, kad čia vanduo praeitų, nes kaip matot, kasykla nelabai nori. Nes galėčiau aš obsidianą tada išmainint. Deimantai? Deimantai? Nee. O son of a gun, O son of a gun. Taigi, keliaujam štai čia, va dar radom bičių šiek tiek.
Taip, ir kaip čia jie vadinasi? Modest Queen. Modest Drone. Kol kas nieko atrodo neįprasto. Taip, Modest Cacti. Ir 9.3. Cacti. Ir temperatūra. Modest Drone. Nu, vienu žodžiu, kol kas jokių tokių specifinių tokių kaip ir nėra tokių dalykėlių. Ir kažkas dar minėjo, kad atseit gali atsinaujinti savo Forestry ir kitus modus, tai aš tikrai padarysiu, nepergyvenkit, aš viską skaitau, viską seku. Tikiuosi, man bus to laiko atnaujinti, nes dabar aš susikoncentravęs labiau video kūrimą, kad savo grafiką sudėlioti. Taip pat reikia, kaip minėjau, keletą reikalų tvarkyti, aš dar pasitvarkau reikalus, šiek tiek man reikia karts nuo karto ir dar pasireklamuoti, taigi ir to neužmirškit, turiu biški pasitartis kai kuriais žmonėm, ką man daryti ir panašiai. Na, o dabar taip, grįžtam, kur čia mano šitie aparatnikai. Taip, ir dėsim dabar, na, tarkim, Modest Drone ir Meadows Princess. Gal išgausim ką nors gerą, ar išgausim Modest Queen? Ne, išgaudam Meadows Queen. Taip. Modest Queen, Meadows Queen, Workeris, Shorter Life, Flowers, Normal, None. Įdomi. Modest Princess, taip, Modest Princessė su Modest Drone bus Modest. Ne, darysim šitaip. Ir kur tas Modest Drone'as, dar pamėginsim išgauti tokių ir naujesnių rūšių, gal išeis, nežinau, labai retai kada išeina. Unknown Genome. Žiūrim, veizėjam. Taip, slower, atrodo, both, up, one, tipo suprantu, mato, čia taip reikia, taip ir taip. Nes iš tikrųjų nefigutki aš nenusimanyti. Taip, tada reikės dar nukeliauti iki savo šitų tropikinių bičių. Reikia pasidomėti su bitėm dar labiau, nes tikrai reikia mums nemažai su bitėm padirbėti, labai ilgai užtruks viskas. Taip, dar turim šiek tiek laiko, keliam į apačią. Taip, taigi buvom štai čia. Čia yra Modest Princess, Modest. Ir kaip pasižiūrim, jie vienodi. Šitas. Čia Modest Princess, čia princesės, matot. Čia yra karalienės jau vadinamos ir įdėkim, na, gal gausim kada nors, gal kokį gausim naują rūšį, aš tik norėčiau gauti naują rūšį. Nope, Modest Queen. Einam toliau, pasižiūrim į tą pusę. Gali būti, kad man reikės iš tų dabartinių rūšių, kurias išgausiu, dar kartą kryžmuoti jas, kad išgauti vėl gal kokią naujesnę rūšį. Gal išeis, nežinau. Ir kiek prisimenat, bent jau tropikinės tos bitės, jos yra nuodingos, bent jau taip turėtų būti. Taip, įdėkim, na gal kokias nieko į tave nedėkim. O gal įdėsim. Taip, įdėdam štai šitą, įdėdam į viršų Modest. Ką išgausim? Tikėkimės ne Tropical. Modest Queen, Cacti. Vėl niekam nesikeičia. O tu švens še. Taip, ir dar turim kokių princesių. Nope, check test. Nu duokit dar. Nu nestunk, davai. Žinau, kad čia gali būti prie medžių ir man reikia princesių. Nes jau visas damas, kaip sakant, visas karalienės padarėm. Ir jokio tolko kol kas, taip. Nu davai. Davai, nu nestunk, nu. Oh my god. Nesai, kad reiks... Nu, dar šitą galim nusikasti. Ai, va, dar turiu vieną princesę. Oh, fuck, aš feilas. Pasižiūrėjau, kad va čia yra dar viena princesė, bet biški ne tokia, kurios man reikia. Na, dabar turėsim kitokią. Jeigu jūs esat mėginę, testavę, tikrai nusimanot apie bites, parašykit kokį tai
atsiliepimą, kaip patartumėt man, tarkim, eiti, progresuoti į priekį, nebūtinai visas detalės atskleisti. Neprimesiu, kad jūs ant super žinovai, nes manau, kad tokių superinių nėra, nes aš tikrai pats visko nežinau. Nemažai dalykų man tenka pasidomėti iš 2, 3 karto, 4, galbūt net pasiskaityti ir panašiai. Taip, taigi, kur tu esi? Turėtų dar būti snow bioma specialius bitės, bet dabar, kaip matau, aš jų nematau. Nope. Nope. Ir mes jau priskydom prie kito antro vulkano, ne? Jo, šitas didesnis vulkanas. Ir dar vieną prisiminiau labai seną klausimą, tai buvo su vulkanais. Jeigu prisimenat, tik atsirandi pasaulyje, man į tą pusę kažkur reikia skristi, atrodo. Zombiai atidunda. Ten mačiau quarry, tai reiškia, tą pusę reikia. Taigi, prisimenat, kad atsirandant pasaulyje būna viršų tik mažas toksai lavos gabalėlis, kuris paskui taip ir pavirsta į tokį vulkaną. Taigi, taip visada būna, bet nieko nepadarysi, čia yra užkrovimo, renderinimo, kaip sakyti, ne renderinimo, grinai užkrovimo laikas. O, dar čia princesę turėjau. Gerai. Taip, įdedam Tropical Drone, Unknown Genome. Gal išgausim kažką geresnio? Meadows Queen išgavom. Ką dar tu man duosi? Nu gerai, šitą su Meadows Drone. Kiaulė? Tropical Queen išgavom. Meadows Princess ir Tropical Drone. Ir žiūrim, ką išgauna, bet man rodos 19 tą pat išgavau. Čia man rodos irgi tas pats bus. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Jo. 16. Nu, žodžiu. Atrodo, kol kas nieko gero neišradom per daug. Vis dėlto aš dar praleisiu per patikrą. Nope, check test. Šis galėtų blin automatiškai čia. Ne, būtinai reikia tai. Nu ir dar tu princesė. Efektas poison, tai jo žinau šitą. Kaip bitė įdedinai tave apnuodyje. Unknown Tropical tasai. Žodžiu, dar jokių naujienų neišgavom kaip ir. Taip, pasiemam. Tai kur tu čia esi, man reikia čia tavį įdėt, čia reikia tavį įdėt. Čia reikia tavį įdėt. Ir man reikia keliauti, man rodos. Nors ne, šitą pasiskolinsim. Ir pakeisim apiary distanciją, kur padėsim. Man reikia prie įdykumą ir aš turbūt keliausiu prie kažkur, prie kaktusų. Va, kaktusai pats tas, ne per daug toli. Reikia išgauti man bites. Šitas tikrai reikės irgi nemažai. Žiūrim, turi kokį efektą, atrodo kol kas jokio neturi. Gerai, liuks, va dar turim bičių šiek tiek. Na, aš taip galiu be galo, be krašto skraidyti aplinkui ir vien tik apie tas bites čia svajoti, bet kol kas jokios sėkmės. Ir manau, reikės ne vieną aparatėlį pasigaminti, kuris mums gamintų tas bites. Ir kažką tai reikia su rūšiavimu padaryti, kad skirstytų vienos būtų skrynios grinai tiems normalioms pagrindiniam rūšim, 2 tenai kitos būtų jų porūšiams, 3 ten būtų porūšių kryžminimui ir panašiai ir taip toliau. Taip, čia įdėjom vieną kitą ir dabar reikia keliauti prie kaktusinių tų. Jo, reikia keliauti prie kaktusinių kažkur čionai. Taip, wow, jau visas 24 minutės prašnekėjau. Taigi, kaipgi... Čia reikia kažkaip įdėti ir greitai išnešti kudašių. Taip. Wow, spėjom. Liuks. Taigi, dabar reikia prisiminti... Publin, vėl taigi. Kiek gali to taigi būti? Taigi, kasgi? Taip. Taip, visas bites susidėsiu čionai.
Oi, bus ilgai čia su mano tom žiniom, ypač ką žinau iš visų šitų bičių. Tai aš nieko beveik nežinau. Taip, jau galim Silky Comb nusinešti, čia bus baigęs variklis. Taip ir yra. Ir engine'as baigėsi. O, blin. Perdirba šmikis. Taigi, žiūrim, ką išgausi tu man. Turėtų Silky Comb ir Beeswax, atrodo, taip. Ne, Silky, ne, Propolis. Propolį ir gali išgauti Beeswax, atrodo, taip skaitas. A, ne. Honey Dropai ir Silky Propolis. A, visai nieko, visai nieko. Taip, jedam štai čia. Kol kas tiek. Gerai, toliau. Ką man toliau pradėti daryti? Man rodos jau žinau. Pasiimsiu du dalykėlius, tai Evertide ir Vulcanite, šituos amuletus. Paskui, ką man dar reikės, gali reikėti kardą, nes vis dėlto pasitaiko karts nuo karto monstrų kokių tenai. Ir daugiau kaip ir kol kas nieko. Ai, nu, tar stiklo. Ir aš žadu vieną tokį dalykėlį gražų pasidaryti, na, bent jau man visada tai patinka. Man, pavyzdžiui, patinka lava žiūrėti, tai pasikeičiam štai šitaip. Su vienu nukasim, su kitu padėsim. Tik su torčiais bus problemų. Taip. Ups. Taip. Įdėkim štai čia. Na, aš dabar visą šitą kambarį taip ir įrengsiu. Na, ne visą, bet bent jau aplinkui šitą centrinę vulkano dalį. Nes, pavyzdžiui, man patinka krentanti lava, plus jinai yra toks, kaip sakyti, šviesos šaltinis. Ir jau pradėsim labiau dirbti su šito kambariu nuo kitos serijos ir jau šiek tiek eisim link savo armorų, šiek tiek plėsime su visokiam automatikom. Ir tikiuosi jums tai bus įdomu. Taip, na, negraži šita iš to vietoje, nežinau, paskui gal pakeisim. Aha, taip, vienoj pusėje padarėm, dabar liko kits. Taip, greičiau. Kas dar tokio, na, kad dabar turėtų būti daugiau tokių pas mane co-ops, kaip tai vadinami, arba žaidimai kartu. Tikrai norėčiau, taip pat šiek tiek live streamų turėtų pasitaikyti, nežinau, norėčiau iš tikrųjų šią savaitę kokį live streamą padaryti. Nežinau, kaip išeis, nes vis dėlto darbai yra tiek sodė, tiek namuose, tiek papirizmai visokie, na, čia Lietuvoje be papirizmų negalima, na, kitaip dar vadinama biurokratija visada, visur papirizmai. Ir dar vaikštus siuntinėjate po 10 kartų visur. Bet čia jau kų pakeisi, nieko nepakeisi. Buvo dar viena idėja mano tokia padaryti, kad aš įsiurbčiau lavą, bet aš nenoriu šitą panaikinti pačio vulkano viršaus. Aš žinau, kaip galima tai sutvarkyti, apeit, bet kol kas tingiu, nežinau, man kol kas nesimaišo. Ir jeigu labai maišys, pritrūks vietos ar dar kažką, tai būtinai panaikinsim. Taip, tik čia lavos nerek. Vo. Na, visai įdomiai atrodo, tikrai. Jeigu dar plėstume, nežinau, kiek čia galima plėsti, reiks pasiskaičiuoti. Ir į tą, ir dar šiek tiek į galą, tai čia, manau, tilps nemažai kas. Kambariui reikėtų bent jau čia, norėčiau kokį tai slaptą tokį uždarimą padaryti kažkur. Bus slaptas uždarimas. Galbūt su kodu, galbūt ne, nežinau. Taip, mūsų medžių ferma. What the fuck was that? Nesupratau. Aš tiksliai žinau, kad čia kažkas buvo sujungta. Kaip, kas, kodėl... Jo, nu... Tikrai šitas su šituo turėjo būti sujungta, kadangi... Ne, čia teleport vamzdis turėjo kažkur būti. Jo, teleportinis vamzdis ir šitie būdų turėjo sujungti ir išeiti arba grįžti. Oh, fuck. Nes aš galvoju, kodėl mano ferma dabar nerenka. Taip, dabar dar šitą reiks taisyti. Na, žiūrėsim, ar teisingai prisiminsiu, kaip reikia taisyti. Taip, vieno item teleport pipe reikia ir, man rodos, iron arba... Cobblestone, dar stone pasiimkim, arba cobble, na, koks skirtumas. Taip, greitai. Nu, blin, bet aš čia nieko neliečiau. Nesupratau bairio.
Taip, tikrai reikia teleportinį vamzdį pastatyti kažkur. Ir aš galvoju kažkur va štai čionai. Taip, nustatom koks dažnis buvo. Oh fuck. Rūšiavimo sistema atrodo turėjo eiti. Ir jo, reikėjo, kad galėtų tiek gauti, tiek išsiųsti. Ir man rodos dar šitai prijungdavau. Atrodo taip turėtų būti. O dabar iš apačios energijos vamzdžiai. Energijos teleportinių vamzdžių neliko. What the F? Žodžiu. Čia kažkokia tai nesąmonė vyksta, čia viskas normaliai. O va tenai kaip ten su mano tais vamzdžiais kažkas čia ni to. Kaip koks kryperis būtų sprogęs ir išnešiojęs galbūt. Nes aš neprisimenu, kad kažką būčiau pakeitęs liktais. Nu, jo, čia tai viskas normaliai, viskas veikia ir galbūt deimantų. Nu, uraną tai tikrai turim. Šitai uraną iš sienos išimti. Mums jo reiks, tikrai reiks. Na, įdomi. Matot, ką minėjau apie lavą ir dėl ko reikia vandens. Taigi dabar aš suveiksiu tą vandenį čia. Vo, dabar turėtų užtekti pakankamai. Ir šitas, va, matot, šitas aparatėlis iš karto pajaučia, kad čia yra vanduo ir jisai viską iškas. Ir jeigu bus kažkur lavos ar ką, tai jinai pasivers į obsidian ir obsidianą iškasim. Taigi vėl tokie naudingi dalykėliai, čia kažkoks urvelis. Įdomiai. Gerai, tiek to, aš pasižiūrėsiu per savo buvusius video, ką aš ten buvau padaręs, kokius tai dažnius nustatęs ir panašiai. Kad galėčiau sutvarkyti va štai šitą maisto sistemą, nors šiuo metu mums kaip jos ir nereikia per daug. Bet tikrai buvo keistas dalykėlis, kad paėmė ir išnyko kažkur pusę vamzdžio. Nors aš tikrai buvau nelietęs. Dar gal kur nors išnyko. Tai čia viskas normaliai, kol kas dar neturėjau jokių bėdų su sprogimais. Na ir čia atrodo viskas normaliai kol kas. Tikrai keisti dalykai dedasi, čia kažkas nežmoniško, tikrai nežmoniško. Gerai, dar vienas, prisimenu, buvo toks prašymas kelių žmonių, net jau nebe vieno, jau ten ir pastovi, arba parašo žinutę, arba dar kažkaip praneša, kad būtinai paminėk savo video pabaigoj, kad nepamirščiau paspausti like, subscribe arba ten pasidalinti nuorodą atseit. Tai vis dėlto primenu, nepamirškite paspausti like, comment ir subscribe. Kiek įmanoma atsakinėjau visada, jeigu klausimai nesikartojantis arba, na, protingi, tai tikrai visada atsakau. Na, būna iš tikrųjų labai retai, kada neatsakau. Taigi, būtinai šitą pažiūrėkit, būtinai parašykit kažką, patiko, nepatiko, ko norėtumėt kitoj serijoje, galbūt atsižvelgsim. Pasiūlymus, trūkumus, na, vienu žodžiu, viską rašom, nelaukiam nieko ir taigi, ačiū, kad žiūrėjote, iki susitikimo sekantį kartą ir ate.